baltas daktaro chalatas, baltos užuolaidos. Renovuotoje Kauno valstybinio dramos teatro salėje nuaidėjo pirmieji plojimai. Čia spaudos atstovams pristatytas naujasis režisieriaus Jono Jurašo spektaklis Balta drobulė. Norėjusi, kad naujoji erdvė vėl įsielektrintų tokią kūrybą, kuri tikrai visus priverstų atsiverti tai kūrybai, tiek kuriančius, tiek žiūrinčius. Ir Balta drobulė, tiesiog vėl naujas tarsi uždangos lapas, kur galima rašyti šios jau kartos teatro istoriją. Režisierius Jonas Jurašas pasakojo, kad spektaklio pagrindinis veikėjas tai ieškantis žmogus, kuris vykdo ieškančiųjų įstatymus, o spektaklio režisavimas jam buvo drąsus bandymas romaną perkelti į sceną. Magiškasis išsipildymas. Jūs atvykote į Juozapoto pakalnę, mėlyno autobusu. Dabar klausimas tik tai, ar mums pavyks dar per paskutinės 3 dienas visą tą sudėti į visumą. Nes mes neturėjom progos dar pamatyti visą kontekstą, viso, kaip kas darosi, o darbo yra labai dar daug. Ir iš tikrųjų tai yra tokia viso teatro, sakyčiau, herojiškos pastangos tokiomis sąlygomis išleisti, atidaryti teatrą ir išleisti pirmąjį spektaklį. Visas jau kelias kaip personažo yra ieškančių tos galimybės sukurti kažką tokio, kas paliktų žymę šioje žemėje, paliktų savo kartą žymę, paliktų jam pačiam kažkokią prasmę. Antano Škėmos romano Balta drobulė sceninės adaptacijos autorė Aušra Marija Sluckaitė teigia, jog spektaklis tinka Kaunui, kur veiksmas grįžta į Aukštąją Panemunę, o pats romanas yra labai gera literatūra. Aš mėgstu šitą romaną ir aš manau, kad čia yra labai gera literatūra. Ir man atrodo, kad ypatingai tinka Kaunui. Už tai, kad visi prisiminimai Garšuvos grįžta į Kauną, į Aukštąją Panemunę ir čia viskas vyksta čia pat. Kad čia pat keliais dešimtmečiais grįžtama ir grįžtama. Su nerimu ir su dideliais lūkesčiais laukiu premjeros ir susitikimo su pirmaisiais žiūrovais ir jų reakcijos. Tai yra vienas iš sunkiausių ir pačių labiausiai atsakingų momentų pirmi žiūrovai. Spektaklio Balta drobulė premjera ir didžiosios scenos atidarymo šventė jau spalio 12, 13, 17 ir 18 dienomis. Pietus, sultoji pertrauka. Kur tavo Sigrams modelis? Tuščias. Jau? Skubi gyventi. Skubu. Bet kartais būna pertrauka.